Nors Lietuva gali atrodyti labai maža, lyginant su didžiausiamis pasaulio valstybėmis, vis dėlto ji savo dydžiu smarkiai skiriasi nuo pačių mažiausių pasaulio šalių. Pasaulyje yra tokių valstybių, kurias galima pereiti pėsčiomis vos per valandą ar kelias valandas. Ir vis dėlto, nors tai skamba kaip kuklūs miesteliai, jos yra tikros šalys. Jos išduoda pasus, balsuoja jungtinėse tautose, leidžia pašto ženklus ir ginčijasi dėl biudžeto, lygiai taip pat kaip ir kitos valstybės. Taigi šį kartą laidoje aplankysime 10 mažiausių pagal plotą oficialiai pripažintų pasaulio šalių. Tačiau prieš pradedant šią kelionę priminimas. Nepamirškite paspausti patinka, pakomentuoti, ką manote apie mini valstybės ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims. O galbūt norite daugiau išgirsti apie kokią nors kitą dar nekalbėtą temą. Parašykite savo pageidavimus į komentarus ir galbūt jie ateityje virs išsamiomis laidomis. O jei norite paremti kanalo veiklą, tą galite padaryti po video nurodytais būdais. Na, o dabar pradėkime mažiausių pasaulio šalių 10. 10 vietoje Malta. Tai salų valstybė Viduržemio jūroje, maždaug pusiaukelėje tarp Sicilijos ir Šiaurės Afrikos pakrantės. Jos plotas 316 kvadratinių kilometrų, tad pagal dydį ji 10 mažiausia pasaulio šalis, bet Maltos Respublika turi apie 560–570 tūkstančių gyventojų, todėl yra laikoma viena tankiausiai apgyvendintų pasaulio šalių. Maltos sostinė ir pagrindinis uostamiestis Valeta. Įdomu tai, kad visas miestas yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Į Valetą turistai traukia dėl išlikusių istorinių paminklų ir švelnaus saulėto klimato. Maltoje yra 2 valstybinės kalbos – maltiečių ir anglų, o valiuta – euras. Maltos istorija tai visas Viduržemio jūros imperijų katalogas. Finikiečiai, kartaginiečiai, graikai, romėnai, arabai, normanai ir kiti buvo užvaldę Maltą. Ji galiausiai tapo nepriklausoma 1964-aisiais, o ES nare tapo 2004-aisiais. Vis besikeičiančios Maltą valdžiusios tautos ir galiausiai užsitarnautą nepriklausomybę pavertė šią šalį kultūriškai labai spalvingą vietą. Barokinės bažnyčios šalia britiškų telefono būdelių, arabiškai skambantys vietovardžiai greta itališkų kavinių ir panašiai. Nors šalis yra maža ir beveik neturi gamtos išteklių, bet ji randa būdų, kaip palaikyti ekonomiką. Maltoje dominuoja paslaugos, žinoma turizmas pritraukiantis milijonus, bet taip pat finansų sektorius ir internetinių lošimų industrija. Malta buvo viena pirmojų ES valstybių, kuri pradėjo reguliuoti internetinių žaidimų rinką ir aktyviai reklamavo save kaip skaitmeninių verslų centrą. Beje, Malta sugebėjo užsidirbti iš pilietybės schemos, taip vadinamųjų auksinių pasų. Malta dalindavo pilietybę užsieniečiams, kurie susimokėdavo 650 tūkstančių eurų ir investuodavo į Maltą. Taip, pavyzdžiui, 2018 metais į Maltos biudžetą vien iš auksinių pasų prikapsėjo 432 milijonai eurų. Tačiau 2025-aisiais ES teisingumo teismas nutarė, kad Malta nebegali tęsti auksinių pasų schemos. 9 vietoje Maldyvai, dar viena salų valstybė, tik šios salos yra išsibarsčiusios Indijos vandenyne. Nors salų teritorija, skaičiuojant su vandens paviršiumi, driekiasi per 90 tūkstančių kvadratinių kilometrų vandenyno, tikrasis žemės plotas vos 298 kvadratiniai kilometrai. Maldyvai laikomi mažiausia šalimi Azijoje. Maldyvų sudaro 1192 koralinės salos, iš kurių gyvenamos tik 198. Gyventojų apie 515 tūkstančių. Sostinė Malė, kuri taip tankiai apstatyta, kad iš viršaus atrodo kone kaip vienas didelis betono blokas Mėlynos jūros viduryje. Būtent dėl to, kad miestą vis bandyta tankiau apstatyti pastatais, daugelis senųjų pastatų buvo nugriauti. Maldyvai turi savo maldyvų kalbą, jos savivardis Divehi. Taip pat plačiai vartojama ir anglų kalba. Šalies valiuta Maldyvų rufija, o tam, kad būtų galima gauti Maldyvų pilietybę, būtina išpažinti musulmonų tikėjimą. Kitos religijos Maldyvuose yra draudžiamos. Reaguojant į įvykius Gazos ruože, Maldyvuose šiais metais įsigaliojo dar vienas draudimas. Į juos negali patekti Izraelio pasą turintys asmenys.
Maldyvų ekonomika ilgai laikėsi žvejybos, tačiau šiandien pagrindinis šalies variklis – turizmas, nes Maldyvai yra tapę elitiniu kurortu. Žinoma, žvejyba vis dar išlieka svarbiu vienu iš pagrindinių sektorių. Tačiau nepaisant savo pasakiškų vaizdų, Maldyvai rizikuoja apskritai išnykti, nes tai yra žemiausia šalis pasaulyje. Šiuo metu priklausomai nuo vietovės, ji yra vos 1–2 metrų virš jūros lygio aukštyje. Per šimtmetį jūros lygis pakilo apie 20 cm, tad ekspertai perspėja, kad tendencijoms nesikeičiant ir Maldyvams toliau kenčiant nuo jūros lygio kilimo, Maldyvai galiausiai visiškai paskęs. Prognozuojama, kad Maldyvai gali tapti negyvenamais jau po 75 metų. 8 vietoje Sent Kitsas ir Nevis, 2 salų federacija Karibų jūroje. Plotas 261 kvadratinis kilometras, gyventojų apie 48 000. Tai mažiausia valstybė vakarų pusrutulyje, tiek pagal plotą, tiek pagal gyventojų skaičių, taip pat mažiausia pasaulio federacija. Abi salos yra vulkaninės kilmės. Sostinė Basteras, valstybinė kalba anglų, Sent Kitso ir Nevio valiuta rytų Karibų doleris. Seniau šių salų ekonomika rėmėsi į cukraus gamybą, tačiau dėl vis didėjančių kaštų ir mažos pardavimo kainos valdžia pradėjo pereiti prie kitų šakų ir 2005-aisiais apskritai uždarė šalies valdomą cukraus kompaniją. Dabar pagrindinis pajamų šaltinis turizmas, kruiziniai laivai, istorinė cukraus geležinkelio trasa, ramesnis Nevio kurortas. Šalyje taip pat gaminami alkoholiniai gėrimai, elektronika, avalynė, apranga, išgaunama druska, medvilnė, kopra. Beje, Sent Kitsas ir Nevis, kaip ir Malta, pardavinėja savo šalies pilietybę turtingiems užsieniečiams. Nors Maltoje, kaip jau minėjau, auksiniai pasai jau uždrausti, Sent Kitsas ir Nevis vis dar dalina pilietybę už gausias investicijas šalyje. Ši pilietybės išdavimo dėl investicijų programa buvo pradėta dar 1884-aisiais ir yra laikoma pačia ilgiausia vis dar veikiančia tokio tipo programa pasaulyje. Tiesa, kaip ir Maltos atveju, ši programa yra kritikuojama kai kurių specialistų dėl galimos korupcijos, pinigų plovimo ir mokesčių vengimo rizikos. 7 vietoje Maršalo salos. Tai salos, kurios išsibarsčiusios Ramiajame vandenyne. Žemės plotas tik 181 kvadratinis kilometras. Šalis yra 29 atoluose ir 5 atskiruose salose. Gyventojų apie 42 000. Sostinė Madžūras, išsidėsčiusi ant itin plono to paties pavadinimo atolo. Valstybinės Maršalų salų kalbos maršaliečių ir anglų, o naudojama valiuta JAV doleris. Maršalo salos slepia itin skaudžią istoriją. Čia nuo 1946 iki 1958 JAV atliko net 67 branduolinius bandymus. Bikini ir Nevitoko atolai buvo paversti didžiausia pasaulyje branduolinių bandymų zona. Būtent čia buvo išmėginta pirmoji vandenilinė bomba, po kurios regione susidarė daug radioaktyvųjų dujų. Žvelgiant apskritai, bendra visų bandymų sprogstamoji jėga buvo įvertinta ekspertų, kurie teigia, kad ši jėga prilygo Hirošimos dydžio bombos sprogdinimui kiekvieną dieną, maždaug 20 metų. Dėl amerikiečių vykdytų bandymų buvo iškeldintos ištisos bendruomenės, kai kurioms iki šiol neleidžiant grįžti į savo protėvių žemes, nes šios yra užterštos dideliu radiacijos lygiu. O pasekmės sveikatai ir aplinkai tiriamos iki šiol. JAV per daugelį metų išvalė tik vieną iš daugiau nei 60 salų. Be to, Maršalo salos susiduria su didžiule jūros lygio kilimo problema, prie kurios taip pat prisideda audringi potviniai, sūrus vanduo užteršiantis gėlo vandens atsargas ir panašiai. Prognozuojama, kad ateinančiais dešimtmečiais kai kurie atolai gali tapti netinkami gyventi, nes juos užlies jūros vanduo ir užterš geriamąjį vandenį. Todėl nemažai Maršalo salų gyventojų jau emigravo į JAV. 6 vietoje Lichtenšteinas. Tai mažytė kunigaikštystė Alpėse, įsikūrusi tarp Šveicarijos ir Austrijos.
Nors Lichtenšteinas yra 6 vietoje pagal savo mažą plotą visame pasaulyje, tačiau jis yra 1 vietoje, jei žiūrėsime į mažiausias valstybės, kurios turi sieną su 2 šalimis. Lichtenšteino plotas vos 160 kvadratinių kilometrų, o gyventojų apie 40 000. Sostinė Vaducas, oficiali kalba vokiečių, o valiuta Šveicarijos frankas. Nepaisant savo mažo dydžio, Lichtenšteinas ekonominis milžinas, galintis pasigirti tuo, jog neturi valstybinės skolos. Jis yra vienas turtingiausių pasaulio kraštų pagal BVP vienam gyventojui. Ekonomika labai įvairi – aukščiausios klasės gamyba, tiksliosios technologijos, odontologijos produktai, įvairi elektronika ir specializuota technika ir žinoma tarptautinis finansų sektorius. Daugiau nei pusę darbo vietų užima užsieniečiai, kasdien atvykstantis dirbti iš Šveicarijos, Austrijos ir Vokietijos. Ilgą laiką Lichtenšteinas buvo laikomas mokesčių rojumi, bet pastaraisiais metais šalis sugriežtino finansų sektoriaus taisyklės. Lichtenšteinas taip pat yra žinomas kaip paskutinė šalis Europoje, kuri suteikė moteriams teisę balsuoti rinkimuose. Tai įvyko tik 1984-aisiais ir tik po 3 nesėkmingų referendumų, kurių metu pasiūlymas įvesti moterų teisę balsuoti buvo atmestas. 5 vietoje San Marinas, mažytė Europos pietuose įsikūrusi respublika, kurią iš visų pusių supa Italija. Plotas vos 61 kvadratinis kilometras, o gyventojų apie 34 000. San Marinas skelbėsi, jog yra seniausia respublika pasaulyje. Teigiama, kad San Marino respubliką dar 4 amžiuje įkūrė Šventasis Marinas. San Marino konstitucija yra pati seniausia vis dar galiojanti konstitucija. Ji buvo parengta 1600 metais. San Marinas taip pat buvo pirmoji valstybė panaikinusi mirties bausmę. Sostinė San Marino miestas, įsitaisęs ant Titano kalno. Jį puošia 3 viduramžių bokštai, kurie yra šalies simbolis. Oficiali kalba italų, valiuta euras. Tačiau nors šioje šalyje naudojamas euras, ji nėra ES narė, tiesiog palaiko glaudžius ryšius, ypač su Italija, taip pat turi monetarinį susitarimą su ES. San Marino valdymas yra unikalus. Valstybės vadovais kas 6 mėnesius renkami 2 kapitonai regentai. Jie valdo valstybę bei turi vykdomąją valdžią, o juos renka parlamentas, didžioji generalinė taryba. San Marino Respublikos parlamento viena kadencija trunka 5 metus. Ekonomika labiausiai remiasi į klestintį turizmą, nes San Marine yra mažai gamtinių išteklių. Taip pat ekonomikai svarbus paslaugų sektorius, mažmeninė prekyba, bankininkystė. Šalis garsėja savo pašto ženklais ir monetomis, labai geidžiamomis kolekcininkų. 4 vietoje Tuvalu, mažytis Ramiojo vandenyno kraštas. Tuvalu plotas vos apie 26 kvadratinius kilometrus. Čia gyvena apie 10–11 tūkstančių žmonių. Sostinė Funafutis. Tai atolas sudarytas iš 33 salelių. Oficialios kalbos tuvaliečių ir anglų, valiuta Australijos doleris ir tuvaliečių doleris. Tuvalu gyventojai užsiima žvejyba, žemės ūkiu, tradiciniais verslais. Pajamų taip pat gaunama iš tarptautinės paramos, žvejybos licencijų išdavimo. Beje, įdomu tai, kad svarbiu pajamų šaltiniu tapo internetinio indekso TV suteikimas, kurio dažnai nori įvairios žiniasklaidos priemonės. Kaip ir Maldyvai, Tuvalu yra laikoma žemiausia pasaulio valstybė ir jai taip pat gresia užtvindymas, jei vandenyno lygis ir toliau kils. Mokslininkai teigia, kad iki 2050-ųjų pusę Funafučio atolo reguliariai sems potvyniai. Dėl to valstybė paskelbė planuojanti tapti pirmąją pasaulio šalimi, kuri meta visatoje sukurs savarankišką skaitmeninę kopiją, siekiant išsaugoti savo kultūrinį paveldą ir istoriją. 3 vieta Nauru. Tai vos 21 kvadratinio kilometro ploto sala Ramiajame vandenyne. Joje gyvena apie 12 tūkstančių žmonių. Oficialios kalbos – nauriečių ir anglų, o valiuta – Australijos doleris. Nauru sostinė – Jerenas. Tai viena iš nedaugelio pasaulio valstybių, kuri neturi ginkluotųjų pajėgų,
tik nedidelės policijos pajėgas. Dar tuo metu, kai sala priklausė vokiečiams, joje buvo pradėtas išgauti aukštos kokybės fosfatas – guanas. Jis susidarė natūraliai, per daug metų, iš jūros paukščių suirusių išmatų. Kelis dešimtmečius Nauru išgaunamas guanas leido pelnytis įvairioms salą uzurpavusioms valstybėms, įskaitant ne tik Vokietiją, bet ir Australiją, Naująją Zelandiją, Jungtinę karalystę. O kai šalis pagaliau tapo nepriklausoma, didelės pajamos iš fosfatų gavybos ją greitai pavertė viena turtingiausių to regiono valstybių. Bet 20-ojo amžiaus pabaigoje guano ištekliai išseko, o pati sala atrodė skausmingai nuniokota, nes dalis jos liko iškasinėta, be natūralios gamtos. Galiausiai Nauru patyrė bankrotą, o vėliau padavė Australiją į teismą, kad čia atstatytų padarytą žalą gamtai. Net ir vėliau salai sekėsi ne ką geriau. Pavyzdžiui, 2005-aisiais bankrutavo Air Nauru bendrovė ir dėl to beveik visus metus į salą buvo galima patekti tik laivu. Skrydžiai prasidėjo tik po to, kai taivaniečiai skyrė paramą, kad būtų atstatytas susisiekimas. Nauru taip pat kurį laiką bandė tapti mokesčių rojumi ir pinigų plovimo centru, bet toks planas irgi greitai žlugo. Pastaraisiais metais didžiausia šalies pajamų dalis gaunama iš susitarimų su Australija. Nauru gauna finansinę ir techninę paramą iš Australijos, mainais už tai, kad leidžia savo teritorijoje apgyvendinti prieglobsčio Australijoje ieškančius asmenis. Jie gyvena Nauru saloje, iki kol būna patenkinti jų prašymai atvykti į Australiją. Šalis taip pat kovoja su sveikatos krizėmis, ypač nutukimu ir diabetu, ir geriamojo vandens trūkumu. Net 97% vyrų ir 93% moterų turi viršsvorį, o tai yra didžiausias nutukimo procentas tarp visų pasaulio valstybių. Antroje vietoje Monakas. Tai miniatiūrinė, vos maždaug 2 kvadratinių kilometrų ploto valstybė, įsiterpusi tarp Prancūzijos ir Viduržemio jūros. Tai veikiausiai patys prabangiausi 2 kvadratiniai kilometrai. Monakas yra pats turtingiausias pasaulyje pagal BVP vienam gyventojui. Čia taip pat fiksuojamas mažiausias skurdo lygis pasaulyje ir didžiausias milijonierių bei milijardierių skaičius vienam gyventojui. Ši valstybė faktiškai yra vieno miesto šalis. Monako miestas sudarytas iš Monako, Monte Carlo, La Condamino ir Fonvilio. Monake gyvena apie 38 000 žmonių. Oficiali kalba prancūzų, nors plačiai vartojamos ir italų, anglų bei monegaskų kalbos. Valiuta euras. Monaką valdo kunigaikštis, nes Monakas – konstitucinė monarchija. Monakas garsėja turizmu, Formulės 1 lenktynėmis, prabangiais kazino, pačiu brangiausiu nekilnojamųjų turtu pasaulyje ir mokesčių politika, nes čia nėra gyventojų pajamų mokesčių daugeliui rezidentų, o tai pritraukia milijardierius iš viso pasaulio. Beje, Monakui augant ir nebeturint žemės, kur galėtų plėstis, šalis ėmė ir sugalvojo plėstis į jūrą. Tai per 20 metų žemės plotas padidėjo 40 hektarų. O pati mažiausia pasaulio valstybė pagal plotą ir gyventojų skaičių – Vatikanas. Jo plotas vos apie 0,49 kvadratinius kilometrus, gyventojų apie 800–900. Tai uždara teritorija Romos miesto viduje. Vatikanas yra katalikų bažnyčios centras ir popiežiaus valdomas miestas valstybė. Kasdienė administracija čia vyksta italų kalba, o oficialioji lotynų kalba, valiuta euras. Čia stovi vieni žymiausių pasaulio pastatų – Šventojo Petro bazilika, Siksto koplyčia, Apaštalų rūmai, Vatikano muziejai. Beje, muziejai kasmet pritraukia milijonus turistų ir generuoja didžiąją dalį valstybės pajamų. Papildomos įplaukos gaunamos iš monetų, pašto ženklų, suvenyrų ir pasaulinės katalikų paramos. Nepaisant mažumo, Vatikanas turi savo teisinę sistemą, finansus, radiją, gvardiją ir didžiulę įtaką pasaulyje. Tai iš tiesų unikali valstybė, meno lobynas, dvasinis centras ir savarankiška politinė institucija viename. Štai ir pamatėme visą mažiausių valstybių 10.
Tiesa, jei į šį sąrašą įtrauktumėme visas pseudo valstybės, kurios pačios nusprendė pasiskelbti šalimis, bet nėra oficialiai pripažįstamos visame pasaulyje, tuomet topas atrodytų visai kitaip ir pirmoje vietoje būtų visai ne Vatikanas, o Sealandas. Jis įsikūręs net ne ant žemės, o ant tokios antrojo pasaulinio karo laikų priešlėktuvinės platformos Šiaurės jūroje, maždaug už 11-12 km nuo Anglijos pakrantės. 1967-aisiais buvęs piratinės radijos operatorius Rojus Batesas užėmė platformą ir paskelbė ją nepriklausomą kunigaikštystę. Sealandas turi savo herbus, pasus, monetų ir net titulų sistemą. Jokia pasaulio šalis nepripažįsta Sealando, tačiau tiek jos jau miręs įkūrėjas, tiek jo sūnus teigia, kad Sealandas esą atitinka visus valstybingumo kriterijus. Šioje pseudo valstybėje gyvena vos vienas žmogus – Michaelis Batesas, kuris save vadina Sealando princu. Na, bet šiam kartui tiek. Nepamirškite paspausti patinka, pasidalinti šiuo video su draugais ir pakomentuoti, ką manote apie mažiausias šalis arba kokių temų ateityje norėtumėte. Taip pat prenumeruokite kanalą Maistas smegenims, jei norite nepraleisti būsimų laidų. O jei norite sulaukti daugiau turinio ar tiesiog paremti kanalo veiklą, po šio video rasite kelis būdus, kaip tai padaryti. Ačiū už dėmesį ir iki susitikimo kitoje laidoje.